Gerda ėmė pasakoti viską, kas jai atsitiko, o senelė tik lingavo galvą ir kartojo. Hmm. Viską išdėjusi mergaitė paklausė, ar ji nebus kartais mačiusi jos Kajaus. Ta atsakė, kad jis nėra dar čia buvęs, bet netrukus gal atvyksantis, todėl jai nereikėtų liūdėti. Paskui paėmė senelę Gerdą už rankos ir nusivedė į savo namuką. Langai buvo aukštai nuo žemės, o stiklai raudonos, mėlynos ir geltonos spalvos, todėl kambario šviesa buvo labai jauki ir maloni. Ant stalo stovėjo pintinėlė gražiausių vyšnių, tai Gerda galėjo valgyti kiek norėjo. Valgant, senelė iššukavo galvą su aukso šukomis. Jos gelsvi plaukai gražiomis garbanomis raitėsi aplink apskritą raudoną kaip rožių veidelį. Seniai troškau tokios mergytės, tarė senelė. Pamatysi, kaip mes puikiai čia gyvensim kartu. Kai ji šukavo Gerdos plaukus, taps daugiau miršo savo draugą Kajų. Mat senelė mokėjo kerėti, bet ji nebuvo pikta kerėtoja. Kerėjo tik retai, dėl savo malonumo. Dabar ji kerėjo, norėdama pasilikti pas save Gerdą. Ji nuėjo į daržą, palietė su savo lazda visus rožių krūmus ir net tuos, kurie gražiausiai žydėjo. Ir jie visi susmego į žemę, jokios žymės nebeliko, kad jie čia augo. Senelė bijojo, kad Gerda pamačiusi rožės, neprisimintų savo pačios rožių, kartu ir Kajaus, ir kad nepabėgtų nuo jos. Paskui jį nuvedė Gerdą į darželį. Kaip ten buvo gražu, kaip ten kvepėjo. Čia žydėjo visos gėlės, kokios tik auga pavasarį, vasarą ir rudenį. Jokia paveikslų knyga negalėjo būti įvairesnė ir gražesnė. Praėjo daug dienų. Mergaitė pažino kiekvieną žolinėlį ir nors jų buvo labai daug, bet jai vis rodėsi, kad kokio trūksta, tik nežinojo kokio. Kartą jis sėdėjo vartydama šiaudinę senelės skrybėlę, išrašytą visokiomis gėlėmis, o gražiausia iš jų buvo rožė. Senelės būta pamiršta ją ištrinti, kai kitas gyvas rožes jis suslėpė į žemę. Kas, ar čia visai nėra rožių? Tarė Gerda ir ėmė ieškoti po visą darželį. Neradusi atsisėdo ir pradėjo verkti. Jos gailios ašaros krito toj vietoj, kur buvo nusmegęs rožių krūmas. Ir tik ašaros suvilgė žemę, tuoj krūmas išnėrė aukštyn su tokiais pat žiedais, su kokiais nugrimzdo žemyn. Gerda apkabino tą rožių krūmą, bučiavo jo žiedus ir atsiminė tas puikias rožes, kur žydėjo jos namuose, o paskui ir Kajų. O, kaip aš čia užgaišau, tarė mergaitė, juk iškeliavau ieškoti Kajaus. Ar nežinot, kur jis yra, paklausė rožių. Gal manote, kad jis miręs ir jo jau nebėra? Ne, nemirė, atsakė rožės. Mes juk buvom po žemių, kur guli visi numirėliai, o Kajaus ten nebuvo. Dėkui jums labai, pasakė Gerdutė, ėjo prie kitų gėlių, žiūrėjo jų žiedus ir vis klausinėjo. Ar nežinote, kur yra mano Kajus? Gėlės šildėsi prieš saulę, kiekviena pasakojo savo pačios pasakas, Gerda daug jų išklausė, bet niekur nieko nebuvo apie Kajų.